Manipuliacinės frazės santykiuose ar bent viena iš jų skamba tavo santykiuose. Jeigu mane mylėtum, taip nedarytum. Tai yra emocinė manipuliacija meilė, kad kitas jaustų kaltę ne iš pasirinkimo, o iš baimės. Aš tau visiškai nesvarbi. Tau rūpi tik darbas ir draugai. Tai yra kaltinimas be fakto, kuriame nėra kalbama apie konkrečius veiksmus ir verčiama atsisakyti savo poreikių. Jeigu tai dar kartą pasikartos, aš skirsiuosi. O čia yra ultimatumas, skirtas išgąsdinti ir kontroliuoti, o nespėti. Jeigu šitaip, aš tada su tavimi visai nebekalbėsiu. Tai yra baudimas tyla, naudojama priversti nusileisti. Kas nutiko? Nieko. Vis tiek manęs niekada negirdi. Tai yra pasyvi agresija, paliekanti kitą su kalties jausmu, bet be jokio sprendimo. Normalūs vyrai arba moteris taip nesielgia. O čia yra gėdinimas per palyginimą, kuriuo norima priversti kitą žmogų nuolaidžiauti. Aš dėl tavęs tai viską darau, o tu ką darai? O čia yra aukos pozicija, kurią bandoma sukurti moralinį įsipareigojimą. Jeigu tu mane paliksi, aš nežinau, ką aš savo pasidarysiu. Čia yra emocinis šantažas, kuriuo kitas santykyje yra laikomas per baimę, o ne per pasitikėjimą. Taigi, kaip reaguoti į tokias frazes ir kaip tai keisti sveiką bendravimą uždarame Telegram kanale. Prisijunk.